Tai sveikutės darbštalytės, su jumis sveikinasi Greta, su nauja šukuosena. Taip, tai tos, kurios žiūrėsit mano kovo video, kuris bus po mėnesio. Matysit dar pusiau seną Gretą ir labiau naują Gretą. O kadangi šiandien yra kovo 3, jau aš labai atsiprašau, kad nespėjau filmuoti, bet tiesiog mane ištinka gyvenimas, savaitgaliais ypač. Na, žodžiu, praeitą savaitgalį buvau mezgimo branče ir kai grįžau, aš negaliu sakyti, kad aš buvau be jėgų, tiesiog pas mus buvo atvažiavę draugai. Po brančio ten, grįžau, papietavau, atvažiavo draugai ir to ir užsibaigė. Sekmadienį aš jaučiausi labai prastai, nežinau kas, ar ten koks peršalimas prie manęs kibo ar kas, bet žodžiu, man labai nesisekė gyventi ir aš nesugebėjau pafilmuoti nieko. Paskui ruošiausi visą savaitę ir pagalvojau, kad taigi aš šeštadienį einu į kirpyklą, tai galėsiu pasirodyti, kaip aš atrodau sekmadienį. Tai va, Greta, žodžiu, su nauja šukuosena, kuri jau gyvena savo gyvenimą, nes vakar tai aš buvau labai pūkuota ir kudluota. Rodausi jums pat visam gražume. Anyway, labai smagu vėl filmuoti, labai smagu po mėnesio sugrįžti į tą mažytį kampelį, kur aš pasakoju, ką aš mezgu. Aišku, pasakoju aš ir keliom savo draugiam, ką aš mezgu, bet pasifilmuoti, pasirodyti irgi labai fainai. Tai va, tai ką aš numezgiau per vasarį? Per vasarį aš turiu 2-3 pabaigtukus, iš kurių neparodysiu gyvai nei vieno. Ir turiu visą krūvą 3, 4, 5 pradėtukai ir dar 3 minty. Bet žodžiu, apie viską tada nuo pradžių. Taigi, mano vasaris iš tiesų prasidėjo labai spalvotai, nes aš mezgiau Simonos, taip pat žinomos kaip Low-Key Ball Knit glitch megztinį su keliom lietuvaitėm kartu ir užsienietėm kartu. Ir žodžiu, taip atrodo mano megztinis, aš čia įdėsiu kelias nuotraukas. Pabaigiau aš jį vasario pradžioj, nespėjau dar nusifotografuoti. Ir per ilgą į vasario savaitgalį, ten kur buvo per nepriklausomybės dieną, aš jį išvežiau dovanų savo Anytai. Anytai mano tinka jisai dar labiau, nes vis tiek jos figūra truputėlį moteriškesnė ir, žodžiu, jai dar labiau tinka negu man. Simonos megztinį mezgiau iš merino su šilku. Tai merino su šilku tik tais buvo tie visi spalvoti dryžiai. Ten laikiau tą vadinamą koininį siūlą, dvigubą ir viskas. Taiko, nežinau kaip, pagrindiniai turbūt spalvai, pilkai, aš naudojau viengubą meriną su šilku ir naudojau moherą. Tai sunaudojau viską. Ir kai pabaiginėjau megztinį, kai dariau visas tas apdailas, atnaras ir panašiai, supratau, kad aš pritrūksiu tų spalvų. Pasikalbėjom su Anyta, pasitarėm ir aš panaudojau rudą spalvą iš pernykščio Steven Vestos skaros mezgimo, nes ta pati sudėtis, siūlas lygiai tas pats, ten yra merinas su šilku, tik tais ruda spalva. Toks, rankų dažymo rudas, tai toks, čiut tamsiau, čiut šviesiau, bet žodžiu, nemarginau su visom spalvom, nes būtų truputėlį man jau taip turbūt per margutis. Tai va. Ir pabaigiau megztinį, mezgiau su 4 mm virbalais viską, išskyrus vidinę kaklo dalį, nes ten reikėjo 3,5. Visas paslaptis išdaviau. Ir aišku, jūs matėt tą nugaros detalę tokią perstumtų akių ir visą ką, ir žodžiu, viskas buvo labai faina ir labai gražu. Ir aš dabar girdžiu, kad vyras grįžta iš parduotuvės, tai aš nustoju filmuoti ir toj grįžtu pas jūs. Jūs nepatikėsit, kol žinokit, grįžusi, žodžiu, pirkinius sutvarkiau, mane ištiko nušvitimas ir aš radau vieną savo pabaigtuką. Tai galėsiu parodyti. Tai va, tai žodžiu, apie Simonos megztinį papasakojau. Atrodo, viską. Taip. Tada buvo antras pabaigtukas, kuris man įvyko per mūsų mezgimo brančą, vėlyvosius pusryčius. Ir, žodžiu, gavosi, aš tiesiog specialiai nusivežiau savo Sunset kardiganą į tą brančą. Kad aš savo šukuoseną pasitaisau. Tai va, nusivežiau tą kardiganą į brančą, susiavau sagas ir mes nuėjom padaryti fotosesijos.
Tada kartu su visom pasidžiaugiam, kad yra pabaigtukas ir, žodžiu, viskas, megztinis iškeliavo beveik į spintą, nes yra per šiltas. O tas per šiltas megztinis tai yra Sunset Cardigan. Vėlgi, įdėsiu keletą nuotraukų, kaip man sekėsi pozuoti su juo. Tai, žodžiu, Sunset Cardiganas, Lilja Larsen Lux arba Astridos, neatsimenu pavardės. Na, čia tai buvo testas. Schema originaliai nurodė, kad reikia reikia taip. Reikia kažkokio pagrindinio siūlo, kuris eis per visą mezginį. Tai jinai naudojo Gepard Garn Wool'ą. Aš naudojau savo mylimą Cobweb itališką meriną, žodžiu, keturgubą. Ir, žodžiu, reikia po 2 sruogų moheros. Tai ten eina iš pradžių 2 vienos spalvos, tada vienos ir kitos spalvos, tada antros spalvos 2 sruogos, žodžiu, ir tas toksai feidas gaunasi, tas perėjimas gražus. Tai žodžiu, instrukcija sakė, kad reikia 4 kamuoliukų pagrindinės spalvos ir po 1 kamuoliuką tų, žodžiu, 2 papildomų. Tai aš taip ir pasirūpinau, žodžiu, kad būtų visokių spalvų, pradėjau megzti ir nugarai aš sunaudojau visą kamuolį. Tiesiog nugarą megzti. Ir aš supratau, kad jau tuo momentu, kad man siūlų trūks. Aišku, trūko man jų netiek daug, bet, žodžiu, ten prasidėjo linksmybės. Tai sumezgiau nugarą, sumezgiau priekius. Žiūriu, iš tikrųjų, ten man pačioj pradžioj tai tos moheros buvo labai daug. Ir sakau, aš padarysiu čia dar truputėlį ilgesnę tą rudą dalį. Ne vien tik tais, kad nuo to, žodžiu, čia atskirimo iš karto keis spalvas, bet dar truputėlį pamegsiu rudai. Ir, žodžiu, tada jau pradėjau spalvot. Ir, žodžiu, gavosi taip, kad man reikėjo pirkti po 2 kamuolį abiejų tų papildomų spalvų. Tai gerai, kad man sąlyginai patogiai yra saulės siūlas, tai aš mygom lėkiau pas ją su visais savo kamuoliais, mezginiu ir taip toliau panašiai, kad galėtume priderinti, žodžiu, tuos labiausiai vykusius atspalvius. Tai, žinokit, turėjo 1 prie 1. Puikiai, tobulai ir, žodžiu, aš labai džiaugiausi. Sumezgiau, tai man liko 8 gramai pagrindinės spalvos, 18. Meluoju. Aš sumezgiau visus 5 kamuoliukus į tos pagrindinės rudos spalvos ir dar netgi skoliniaus čiučiuką iš 6 kamuoliuko, bet ten, jeigu aš būčiau palikus trumpesnius galiukus, tai man nebūtų reikėję turbūt skolintis. Ir tada man liko oranžinės spalvos 8 gramai ir 18 gramų papildomos, tos geltonos spalvos. Tai va, tai žodžiu, niekaip nebūčiau išsivertus be papildomų kamuolių. Ir, žodžiu, bet sumezgiau, megztinis žiauriai patogus, žiauriai jaukus. Ir iš tiesų, jeigu vien tik tas megztinis, tai aš galėčiau vos ne ir dabar jau vaikščioti prie plus kokių 7-8 laipsnių. Tai aš manau, jį tikrai dar šiam sezone panešiosiu. Ir gal net į sodą nusivešiu, nes sodė pas mus vėsiau ir toksai moherinis meškinas tikrai labai man pravers. Tai va, tai žodžiu, tokie mano pabaigtukai. Ir dabar dar 3 pabaigtukas, kuris ištiko paskutinę vasario dieną. Jau ten, tarsi, spaudžiau gazą tai nuoširdžiai. Ir pasisekė. Atsiprašau. Čia dėl to, kad apie moherą šnekėjau. Tai yra mano vasario kojinės. Va, pasižiūrėkit, kokios jūs man pavasariškos. Žodžiu, mane pradėjo ištikti pavasaris. Ir aš netgi kovo kojinės, man atrodo, mėgsiu iš bent jau stengsiuosi iš tų pačių siūlų. Tai va, o kojinės yra taip. Dominikos siūlai, Dominikos schema. Ir netgi markeriai turėjau Dominikos pagaminti. Tai čia su visa mano meilė rankų darbui. Aš taip pasakyčiau. Tai va, prancūziškas kulniukas. Kaip gražiai atrodo. Jisai atrodo taip ant mezginio. Tai kaip nors. Ir tada labai, labai gražus tas visas leitmotyvas pas ją. Megzti buvo labai smagu ir labai lengva. Kaip čia dar parodyti jums? Aš turiu nuotraukas kelias. Kelias vieną. Tokio, kur gražiai atrodo viskas. Ir, žodžiu, tokios vakojinaitės keliaus mano močiutė, kai važiuosiu į Kauną. Tai čia maždaug už porą savaičių. Tai va, močiutėms vilnonės kojinės gali kiaurus metus eiti. Tai va. Tai žodžiu, suradau. Aš net neskaičiavau dabar, kiek gramų sunaudoju, bet dar man liko toks geras gabalėlis, tai aš manau, tikrai galėsiu dar vieną kojinę
koinės susimegst. Arba gal ten, aš pagalvosiu. Nes dar neapsisprendžiau, kokias noriu vasario koinės megzt. Nes vasariui vėlgi pavasariškos spalvos plus bumerango kulnas. Visi reikalavimai. Tai čia bumerangą aš mėgstu, pavasariškos spalvos va prašom. Ir galėčiau sunaudoti tada visą siūlą. Tai žodžiu, aš pagalvosiu. Tai suradau trečią pabaigtuką. Ir viskas, žygiuojam į mano projektus. Kaip aš nusiraminus dabar, kad aš tas koinės radau. O mano projektai yra tokie. Tai tie, kas buvo turbūt praeitą kartą, rodžiau, kai dar buvo nedaug, dabar jau turiu labai daug. Čia yra mano dar vienas testas, kuris vadinasi šato megztinis, šato palaidinė. Ir, žodžiu, pagal prancūzų, man atrodo, prancūzų arba kanadiečių dizainerę, prancūzė, man atrodo. Ir, žodžiu, megztinis atrodo va taip. Vakarykštės kelionės į Druskininkus dėka jisai turi labai gerai paaugusias rankovės, nes dar už vakar tai jų buvo, šitos visai nebuvo. Sakykime, numesgiau lygiai tiek per kelionę pirmyn atgal, plus kirpyklą. Matėt mano reelsą? Ar matėt reelsą? Tai va, tai žodžiu, turi dvi rankovės, tai šitos kol kas sustojau čia, nes reikia atsimatuoti, kiek man, žodžiu, ten siaurinimas toks labai gudrus ir ten dar su detalėm, tai va. Žodžiu, reikia čia pamegst. Kaklas viskas sutvarkyta, kūnas visas yra ir antra rankovė. Žodžiu, mezgu su tais net pro denim trumpuliais virbaliukais. Ir žinokit, kai aš esu pavyzdžiui, rami, kad žinau, kad tikrai turiu siūlo daug ir man jau užteks, aš galiu su tais trumpuliais rankovės varyti, neturiu problemų. Bet jeigu tik mane ištinka isterija, kad aš pritruksiu siūlo, tai tada viskas, aš mezgu tik tai su paprastu virbalu, žodžiu, ratu. Abi rankovės iš karto, iš vieno kamulio, ten, žodžiu, visi pripambasai, taip sakant. Kad tik viskas išeitų vienodai. Tai va, bet čia kažkaip tai va, šitos eina ir taip. Tai va, tai jeigu man kovas bus sėkmingas, tai neužilgo turėsiu dar vieną pabaigtuką. Tada, atsimenat, praeitam mezgimo brančui ruošiau skarą. Tai šiam mezgimo brančui aš jau skaros neberuošiau. Mezgiau šato ir rankovės pabaiginėjau. Ir, žodžiu, skaros turiu šiek tiek paaugusi. Praeitas iki buvo, va čia jeigu yra centras, tai nuo centro turėjau va tiek primesgus, tai dabar va antrą tiek primesgiau. Iš tiesų, tokių pakartojimų, va tokių sprinčių, tai turės būti 7, man atrodo. Tai aš kada nors tai pabiškiu, va, kas mėnesį po vieną, iki kitų metų ir sumegsiu. Elizeo ombre kažkokie tai siūlai, nebeatsimenu. Bet labai minkštučiai, labai švelnučiai, labai fainiai ir man jau turi užtekti. Tai žodžiu, aš tai po truputėlį visą, kada prieina rankos, tada ir mezgu. Va. Ir, žodžiu, mano paskutinis pradėtukas. Tai va, jeigu atsimenat, kai pasakojau, kad važiavau į Klaipėdą, dovanoti to savo megztinio per ilgai savaitgalį, tai aš turėjau kažką tai susidėti ant virbalų, kad galėčiau vėlgi megzt, nes šato dar buvo ten toli gražu iki pabaigos ir rankovės dar ten tuo labiau buvo toli. O man reikėjo kažko paprasto, kad aš galėčiau megzti mašinoje, galėčiau megzti ten, žodžiu, vakare bendraudama. Tai aš paėmiau ir užsidėjau ant virbalų mos megztinį. Ir va, turiu tiek. Tai čia vadinasi mano Klaipėda. Visos rumpintos eilės, kaklas padarytas, užbaigtas, pilvo netgi tik, geras gabalas, krūtinė dengia. Kiek aš čia kažkada tai matavausi. Taip, vat. Jau taip gerai pakrūtinė. Ir, žodžiu, va, abi dvi rankovės dar net ne horizonte. Tai vat, tai turiu ir šitą megztinuką. Sunaudojau 2,5 kamulio, čia va trečią. Ir, žodžiu, tokie vat mano šiuo metu turimi mezginiai. Aš nežinau, aš jaučiu, kad aš kažkaip tai šiandien labai skubiai viską išpasakoju ir, žodžiu, viskas. Ačiū, viso gero. Galvoju, ar dar ko nors nepamiršau papasakoti. Žodžiu, buvo, kaip sakiau, mūsų tas mezgimo brančas, buvo žiauriai smagu, žiauriai fainai. Ir va, pabaigiau vieną megztinį, visos pasidžiaugiam, kad turim pabaigtuką. Pasidariau fotosesiją ir išsiskirstėm. Kovo planai. Norėčiau sakyti, kad pirkau
Žodžiu, turiu vieną pirkinį. Tai yra lino, šilko ir kašmyro miksas, iš kurio meksiu palaidinę. Nes Herb Garden Knitwear arba Hana mane priėmė į dar vieną Riveries testnitą. Tai ten iki Liepos, tai žodžiu toks mano kada nekada priešakis, nes noriu šitus dabartinius turimus labiau pasibaigti. Žaisiu žaidimą kovo, apie jį taip pamatysit kovo gale. Ir viskas. Dar labai noriu pradėti Moby megztinuką, kuriam jau surašti yra siūlai. Tai megsiu iš čia yra medvilnė su vilna, kurią naudojau savo Geogradients karai pernai. Ir čia yra mano jau dabar mėgstamas šitas toks voratinklinis merinas. Aš šitą naudosiu keturgubą, šitą naudosiu viengubą. Kai aš juos laikau kartu ir ne prie kameros, tai jie atrodo labiau artimi spalviškai, negu kad kai aš juos laikau šitaip. Tai aš turiu įtarimą, kad man reikės dar sykį mėginuką prasimegzti. Ar tikrai aš šitą derinį noriu naudoti? Meriną šitą tai aš tikrai noriu naudoti, o dėl šitos violetinės tai dabar... Aš tikrai prasimegsiu mėginuką, pasižiūrėti, ar jos sutampa, ar man vis tik tais reikia kažką tai čia pasiredaguoti, pasikeisti ir, žodžiu, labiau prisitempt spalvas. Tai likau kažką nusivylus dabar. Bet, žodžiu, toks gyvenimas. Tokie mezginiai, tokie planai. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad pasidžiaugėt mano pabaigtukais arba pasijuokėt iš mano pamestinukų. Bet kam nenutinka. Ir, žodžiu, eisiu megzt, labai man dar truputėlį veikia žiema, tai aš vis dar noriu megzt. Ir aš žinau, kad kai ateis balandis, gegužė, ten, žodžiu, šiltieji mėnesiai, mano mezgimai pasibaigs. Ne tik, kad pasibaigs, bet aš žinau, kad aš daugiau norėsiu būti lauke. Norėsiu daugiau būti lauke, norėsiu važiuoti į sodą ir mano mezginiai liks taip truputėlį antram plane. Tai, žodžiu, dar truputėlį reikia pamegzt, o tada galėsiu atostogauti. Aišku, aš nesakau, kad pabaigsiu megzt, bet, tiesiog, jie labai jau ten nusiramina, taip pavadinkime. Ir viskas. Einu žiūrėti, ką dar šiandieną galiu panarpliot. Dar truputėlį reikės su šunim pažaisti, dar tą, pavalgyti. Pasiruošti darbą rytoj. Ir eiti darbą rytoj, nes pirmadienis bus. Tai va. Tai žodžiu, tokie tokeliukai. Einu susidėlioti viską, nuotrauką sukelti ir suredaguoti jums. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvot praeitą mėnesį, šį mėnesį būsit sekantį mėnesį. Ir nepamirškit, aišku, patinkint, pasubscribint, pasidalinti su draugais, kad Vilniuje gyvena tokia siūlų inžinierė ir mezga ir visa kita. Ir pasimatysim kovo gale. Ate!